Šepetytė. Jau trečiąją mūsų diskusiją šito ciklo, ar švietimas gali, ar tiksliau ką švietimas gali. Ir šiandien susirinkom pašnekėti tokia sudėtinga ir skausminga tema, bet kita vertus labai aktualia, kur manau, kad reikalingas ne tik švietimo bendruomenės, bet apskritai visų visuomenės grupių indėlis, svarstymai ir apskritai valia ką tai keisti, spręsti, tai yra vaikų ir jaunimo savižudybės ir savižudybių prevencija. Todėl šiandien sukvietėm visą būrį specialistų, kurie galės pasidalinti savo ryšius ir profesinę patirtimą ir įžvalgom apie tai, kaip mes galėtume spręsti šitą klausimą. Ir mūsų šitos diskusijos tikslas yra stengtis visų pirma geriau pažinti šitą problemą ir suprasti būdus, kaip mes galėtume spręsti ir ką švietimas gali padaryti, kaip mes galėtume padėti pasiekti, kad Lietuvos savižudybių, ypač vaikų ir jaunuolių tarpe ir apskritai visų žmonių tarpe būtų mažiau. Tai va, šitą klausimą, kad atgalėtume, šiandien čia ir susirinkom. Ir noriu priminti visiems, kas dalyvaujate, klausote diskusiją, kur kalbės mūsų pašnekovai. Tai kai kas gavo lapelius, arba žinote, kur juos galima rasti čia ant stalų, tai jeigu turit kažkokių klausimų diskusijos metu, kurios norėtumėt užduoti pašnekovams, tai kviečiu tada perduoti čia į priekį ir aš tada juos galėsiu diskusijos eigoje užduoti. Jeigu ne, tai likus kokį 20 minučių iki diskusijos pabaigos kviesim visus įsijungti į pokalbį. Ar ne, jeigu turėsit klausimų, tai galėsim padiskutuoti visi kartu. Tai norėčiau pristatyti gal mūsų šiandienos diskusijos dalyvius. Tai pirmiausia, Valdas Jankauskas, Vaikų ir jaunimo centro šito centro direktorius, Natalija Istomina, Švietimo ir mokslo ministerijos viceministrės. Tai Mykolas Majauskas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Rimantas Misevičius, Valstybinio psichikos sveikatos centro vyresnis specialistas, ponia Roma Vida Pivorienė iš pedagoginės psichologinės tarnybos ir daktarė Vaiva Klimaitė, psichologė, Vilniaus psichikos sveikatos centro savižudybių prevencijos skyriaus. Tai aš gal taip irgi nieko ten prisėsiu ir norėčiau kiekvieno iš jūsų, tai pradedant gal Vaiva nuo tavęs, užduoti tokį klausimą tiesiai šviesiai. Tai problemą mes dar panagrinėsim ir išsiaiškinsim, bet noriu paklausti, ką švietimas gali padaryti. Kalbant apie savižudybių prevenciją, ką švietimas čia gali prisidėti, kaip padėti ir spręsti šitą klausimą. Kalbant apie savižudybių prevenciją, tai iš tiesų labai didelė dalim sakom, kad švietimo čia reikia daugiausiai. Nes čia yra žinias, kurios turėtų turėti ir mokiniai ir mokytojai, pavyzdžiui, švietimo įstaigose, apskritai visuomeniai. Ruošiami, tai dabar švietimas daugiausiai. Kai šnekam apie švietimą visuomenės, dažniausiai apsiribojama tokiais lankstinukais ir tiek, kas nėra šiaip blogai. To reikia, tą informaciją turėti reikia, bet ar tai yra pakankama? Ir tada tikrai atrodo, kad to švietimo ir tų žinių gali pritrūkti. Man kažkaip labai pritariu tą minčiai, kurią dar čia pasakyti. Mes prieš renginį šiek tiek kalbėjom, kad kodėl, tarkim, daryti dirbtinį prietarimą ir greitąją pagalbą mus moko, o kaip suteikti tą pirmą emocinę pagalbą tada, kai jos reikia, kai žmogus jau galvoja apie savižudybę, yra ten ant slenksčio visiškai, tai mes to nemokome esam. Mes net nežinom apie tai, mes pabijom iš vis. Pamatom, kad kažkas yra kančioje didelėje, tai mes dažniau būna pasiruošę pasitraukti, negu ateiti ir padėti. Tai mano galva čia švietimas ir gali daugiausiai šitai vietai, nes kuo daugiau mes žinom, tuo mažiau mes bijom. Švietimas mažina baimę, mažina stigmą. Tai abstraktus klausimas, abstraktus ir atsakymas, nežinau. Ačiū, mes gal po to atrasim dar daugiau konkrečių pavyzdžių ar kažkokių iliustracijų, bet noriu kiekvienam tą klausimą galbūt. Tai, ponia Roma, kaip jūs matot, ką švietimas šitoje problemai gali padaryti, ką spręsti ir kaip, koks čia švietimo vaidmuo? Na, aš labai daug ko naujo nepasakysiu. Turėčiau pritarti tam, kas jau buvo pasakyta, kad švietimas iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas, ir ne visų mūsų švietimas, nes galim kalbėti apie švietimą sistemai, ir ne mokyklai, ir turbūt visos visuomenės švietimą. Kai kalbam apie savižudybės ir ypač kai kalbam apie paauglių savižudybės, tai iš tikrųjų kuo daugiau suaugusių žmonių, ar ne, kurie yra aplink vaiką, turės informacijos apie tai, apie ženklus ar neįspėjančius, kuo daugiau žmonių kurs pasitikinčius santykius, ar ne tiek šeimose, tiek mokykloje, nes iš tikrųjų tyrimai rodo, kad kas yra didžiausias toks prevencinis dalykas, kalbant apie įvairių medžiagų naudojimą narkotinių, tai yra asocialų elgesį, tuo pačiu ir savižudybės kalbant.
Tai yra labai svarbus dalykas, ar yra emocinis ryšys ir kontaktas tarp suaugusių žmonių ir vaiko. Tai yra tėvai ir vaikas. Kai kalbam apie mokyklą, tai mokykla ir vaikas. Iš tikrųjų, tai yra labai toks saugantis veiksnys, yra pasitikintis geri emociniai santykiai. Tai mes iš tikrųjų tada galim lengviau atpažinus, bet kaip kolegė sakė, kad kartais iš tikrųjų tai yra baisi tema ir kai tu įtari, kad žmogus turi tokių minčių, tai kartais, kai susitinki su žmonėm, tai juos gąsdina tos pačios mintis, kad gali jis turėti minčių apie savižudybę, ketinimų ir baisu paklausti. Bet baisu užkalbinti, baisu paklausti. Taigi, mes vis tiek turėdami žinių, ar ne, turėsim daugiau pasitikėjimo ir taip pat, jeigu bus patikimesni santykiai su žmonėmis ir su vaikais, tai netai baisu tada vėlgi užmegzti pokalbį ir tokia tema. Tai aš manau, kad švietimas, žinojimas, kas tai yra per reiškinys, kaip galima atpažinti, kaip galima užkalbinti, ar ne, kaip galima paklausti. Atsikratymas tam tikrų galbūt mitų, kuriuos mes irgi turime ir kurie trukdo tada teisingai pasielgti. Tai aš manau tikrai yra svarbus ir jisai gali padėti. Bet ačiū, kad iškėlėte klausimą dėl tų kompetencijų įgimų gebėjimų, ką apskritai mokytojai turėtų išmanyti, ar tą mitologiją, kurią reikėtų gal sugriauti, kalbant apie savižudybės ar emocinį palaikymą žmonėm. Tai mes prie to dar sugrįšim, bet gal tuo pačiu klausimu, Rimai, kaip jūs manot, švietimas vaidmuo, koksai, ką gali ir ko negali švietimas sprendžiant savižudybių problemą? Švietimo sistema ir švietimas, tai, bet man labiausiai rūpi, pradžioje mes kalbėdavom anksčiau, ar savižudybių galime išvengti. Tai mažutis skirtumas tarp galima ir galime. Pradėjom vartoti žodį galime, nes tai yra visų reikalas, kol nesuvoksim problemos masto, ne tik tai žiniasklaidos būdu, kad kiek daug Lietuvoje savižudžių tauta, lietuviai savižudžių tauta ir panašiai, bet kol netaps vis labiau aišku, kad tai yra visų problema. Ir man rūptų tada sisteminis požiūris, tai nėra tik švietimo sistemos arba švietimo sistemoje, švietimo sveikatos apsaugos sistemoje, bet yra sveikatos priežiūros sistemos, švietimo sistemos, kitų specialistų, visų, kurie dirba teikia pagalbą žmonėms arba dirba su žmonėmis vienu arba kitu būdu, bet ne tik, tai yra tėvų, ar ne, tai yra visų praktiškai žmonių Lietuvoje, visos visuomenės klausimas, bet tai turi būti konkretus rūpestis. Ir tą rūpestį kaip įgyvendinti, įgyvendinti, tai pirmą matau kalbėjimas tarp sistemų ir komunikacijų. Visų pirma, pradžia visgi suvokus problemą, jos mastą, pobūdį tada, kas ką turėtų ir galėtų padaryti, reikia komunikuoti, tai susirinkti tarpusavį. Tai yra nacionalinių lygmenių, ir savivaldybių lygmenių, ir tarp žinybinių, ir kiekvienos netgi institucijos pagalba teikiančios kokia bebūtų, ar ne, tai yra švietimo sistemoje, ar sveikatos priežiūroje, tos pačios institucijos viduje. Man labiau pažįstama sveikatos priežiūros sistema, tai ligoninės viduje. Ar žinome, ką darome, jeigu, tarkim, bandė, ar ne, buvo suicidinis bandymas. Tai va tokia konkretybė. Mokykloje irgi. Ar atpažįstame, kad yra pavojus, ką tada darome? Tai ar apie tai komunikuojam tarpusavyje, ar ne? Yra psichologai, dirba galbūt socialiniai pedagogai, dar kiti specialistai, mokytojai, yra administracija, yra psichologinė, pedagoginė tarnyba, kaip ir greta. Kiek komunikuojam ir kaip mes nusprendžiam, kas ką daro. Tai girdžiu, kad kalbate apie bendradarbiavimą, reiškia tokį ir visų pirma bendrą problemos pripažinimą, kad mes čia yra bendras reikalas ir kartu jį reikia spręsti. Tai prie tos konkretikos norėsim sugrįžti gal diskusijos pabaigoje, nes kartais atrodo, kad dauguma diskusijų baigėsi tokiu, tai reikia bendradarbiavimo, ar ne, reikia bendradarbiavimo, tarpgynybiškumo, ir tada galvoju, tai ką konkrečiai reikia padaryti. Tai prie to, ką konkrečiai, tai norėtųsi ir prieiti, po to gal diskusijos, sakau, antroje pusėje priesim. Mykolai, klausimas tas pats. Žinau, kad Vilniaus miesto savivaldybėje turite planą ir strategiją ir visą tai patvirtinta. Prie to gal norėsis grįžti truputį vėliau, bet kalbant apie švietimą, kaip manot, ką švietimas galėtų čia padaryti?
kaip pačiam atrodo tau? Nežinau, man sunku kalbėti abstrakčiai, aš pagal išsilavinimą esu kasininkas, tai leiskit, jeigu tai švietimo ar sveikatos temą panaudosiu gal ne vieną, netikslų vieną ar kitą žodį, bet aš mėgstu konkretumus. Tai prieš pusę metų išgyvenau netektį asmeninę ir tada jau per daug institucijų. Ligoninių, poliklinikų, psichikos sveikatos centrų, visuomenės sveikatos biurai, ministerijų, daug perėjau. Ir mane, pradžiai dar taip klausydavo, o po to tas pradėdavo šiek tiek neraminti. Tai kai kalbėdavo apie savižudybės, klausdavau, tai ką mes čia galim padaryti, ką jūs galite padaryti. Ir man sakydavo, žinot, visuomenę reikia labiau šviesti, reikia mažiau gerti. Ir vienoje institucijoje man tą sakė, antroje institucijoje, trečioje. Ir aš po to supratau, kas vyksta. Tai realiai, iš tikrųjų, institucijos jos įprato kratytis savo atsakomybės, tiesioginės savo atsakomybės, nurašydami viską ant tokio, visagalio švietimo arba visagalio kažkokio instrumento, kurį vadina švietimu. Bet realybė, tai tu gali šviesti kiek nori, daryti pačių nuostabiausių socialinių akcijų, bet jeigu žmogus, kuris mėgino nusižudyti ir jisai pateko į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę ir joje nėra algoritmo, kaip elgtis su žmogumi, kuris ką tik mėgino nusižudyti, ten nėra psichologo ar psichiatro, kuris tenai suteiks tą pagalbą, ar yra, bet dažniausiai jisai nesuteikia. Žmogui yra sutvarstomas lėšas, išplaunamas skrandis, traumatologiniam galbūt jisai šiek tiek patvarkomas ir jisai išleidžiamas, iškeliauja tokios pačios psichologinės klaikios būsenos, su kokiais jisai pateko. Tai tu gali šviesti, nešvietęs. Tu gali šviesti, nešvietęs, jeigu žmogus, kuris nori nusižudyti, jisai paskambina į polikliniką ir sako, aš norėčiau gauti skubę psichologo pagalbą, čia prieš mėnesį nusižudė mano tėtis, aš blogai jaučiuosi ir jam atsako, klausyk, žinai, pas mus dabar labai užimta, jeigu nori, čia yra mokama paslauga, jeigu nori galėti pas psichiatrą, o jeigu pas psichologą dar palauk mėnesį. Tai čia toks tas švietimo vaidmuo. Ką gali šviesti žmogui, kuris serga depresija. Lietuvoje depresija sergančių ir besigydančių yra apie 30 000. Dar 100 000 serga, bet slepia ir neina pas gydytoją, nes tu atėjęs pas psichiatrą, norėdamas gauti psichoterapiją, gausi F diagnozę. Gausi F diagnozę, reiškia viskas. Tu negali turėti ginklo, netenki globėjo statusų ir eilę kitų apribojimų, kuriuos tu automatiškai gauni tokią žymę. Tai ne švietime reikalas, ne tai, kad mažiau gerti, ir taip reikia ir šviesti, bet labai reikia konkrečių šeimininkų už labai konkrečias problemas. Tai girdžiu, kad čia, žodžiu, nėra tik tai švietimo klausimas, mes, bet ir tik čia priminėt, kad mes net ir šitą diskusiją organizuodami kažkaip tai kėlėm tą mintį, kad švietimas, kalbu apie švietimą apskritai, ugdymą, švietimą, ar ne, tampa tokiu atpirkėjų. Tai va, jeigu įvyko nelaimė dėl alkoholio, ar ne, kad kažkas kažką nužudė, tai čia švietimo problema. Jeigu įvyko nelaimė, reiškia, dėl to, kad mokytojas trenkė vaikui, ar ne, tai švietimo problema. Jeigu ten įvyko savižudybė mokytojo, tai švietimo problema. Ir tada klausimą, kurį mes keliam, yra tai ką padaryti, kad tas švietimas taptų ne atpirkėjų tokių atpirkimo ožių, ar ne, o veikėjų, kad suprastume aiškės ribas, kuriuose galime kažką nuveikti, ir aiškės ribas, kurių yra kitų institucijų. Bet, Mykolai, tai gražinant, tai mes apie švietimą kalbam turbūt labiau ne kaip apie pačią funkciją, šviesti, informuoti ir ten ugdyti ir panašiai, bet tai yra apie bendruomenę, kuri, mokyklas, mokytojus, tėvus, politikus, kurie atsakingi už švietimą. Tai vat kažkaip norėsis čia grįžti prie to. Ja, tai žiūrėk, man tas toksai jautrus dalykas, vėlgi, kai kalbama, gerbiama Vida Marija, Roma Vida, vėlgi, pakankamai abstraktus dalykai, mokyklos, bendruomenės, švietimas. Kiek jūs šiais metais skiriate savižudybių prevencijai pinigų? Jeigu kalbėti apie konkrečią sumą savižudybės prevencijai, tai aš nemanau, kad turėtų būti išskirta ir būtų nežinau, Aš jums galiu atsakyti. Ne, jūs negalite atsakyti, nes kiekvieną krepšelį vaikui, kuris skirtas, yra įdėta dalis ir darbui prevencinė. Prevencinis darbas nėra suprantamas taip, kad mes pakabinam plakatą klasėje narkotikams, ne, arba pakabinam plakatą klasės, ne. Tai yra nuoseklus ir ilgalaikis darbas ir kalbant apie mokyklos bendruomenę,
Tai aš norėčiau pasakyti, kad čia mes labiau orientuojamės ne į pokalbį su mokiniais ar su vaikais, kas yra savižudybė ir kaip to išvengti, o į tinkamus socialinius įgūdžius ir socialinio emocinio intelekto lavinimą. Tam, kad vaikai būtų atsparus bet kokiam stresui, žalingiems įpročiams, ir tai viskas yra prevencija. O kalbant atskirai apie savižudybių prevencijos programą, jinai negali būti realizuojama mokyklose kaip tokia viena, apie ką jūs irgi pradėjot kalbėti, jūs iš karto savo kalboje, gerbiamas Mykolai, išėjote iš tų rėmų mokyklos, jūs pati kalbėjote apie plašvietimą ir apskritai apie bendrąją pagalbą, ką jūs ir sakėt, žmogus, kuriam reikia pagalbos taip pat, čia pat, ir jis pradeda ieškoti, sakykime, tų tinkamų žingsnių, telefonų, žmonių, kertinių, raktinių, ar ne, kur būtų ta pagalba suteikta. Tai kalbant apie savižudybių prevenciją mokyklose, mes taip pat negalim sakyti, kad mes skiriam 10 000 vienai mokyklai ir tegu jie ten preventuojasi. Arba aš žinau, kad Vilniaus savivaldybė siūlo, ar jau skyrė, ar siūlo skirti tam tikrą sumą prevenciniam programom visose mokyklose, ar jūs tai pavadinsit savižudybių prevencinė programa, bet aš tada iš karto kaip mokslininkė jau sveikatos mokslų, nes aš čia gal nebereikalo suklydo, nes su sveikata aš turiu labai artimą santykį, kaip ir su švietimu. Galiu pasakyti, kad visos prevencinės programos turėtų būti bendrusios. Tai yra, į ką mes orientuojame su tą prevenciją. O prevencija tai geriausia yra sveikatos ugdymo programa, jeigu jinai būtų integruota visuose mokyklose, kaip yra tokia kol kas rekomendacija tik tai mokykloms, tai mes galbūt nekalbėtumėm dabar apie tai. Jeigu kalbėti dabar dar vienas dalykas, konkrečiai apie tam tikras metodikas savižudybių prevencijos, tai yra atlikti moksliniai tyrimai ir dabar vienas iš tokių didesnių, galbūt stambesnių ES finansuotų iš Horizonto 2020 lėšų. Karolinsko institutas Švedijoje atliko, ten 9 šalis dalyvavo, atliko tyrimą ir labai pakankamai konkrečią grupę buvo orientuotasi, tai yra vaikai nuo 15 iki 18 metų, kurie mokosi bendro ugdymo mokyklose. Ir jų rezultatai iš tikrųjų tai buvo labai įdomus, ta prasme, kad iš visų bandžiusių vaikų žudytis, jų nebuvo daug, tai 30% buvo net nematomai jokių ženklų, nes ten buvo didelis labai per kelis pjūvius tyrimas, tai buvo ir apklausos, stebėjimai, analizės, krūvos dokumentų, tai va tie skaičiai, kad 30% net nebuvo jokių išorinių požymių, visiškai, nei jie kalbėjo apie tai, kad aš noriu nusižudyti, nei dar kažkas. Ir psichiatrai tikrai atsakys jums, kad didelė dalis ir suaugusių žmonių jūs net nematysit jokio požymio. Ta prasme, kad dabar jūs puikiai pakalbėjot ir žmogus 10 minučių padarė kažkokią tam tikrą žalą savo organizmui, sakykime, ir nusižudė. Tai šiuo atveju, tai ta prevencija, kuri yra, sakykime, ankstyva, kalbant apie mokyklą, tai mes turim auginti tokius vaikus, kurie yra atsparus. Nespausti ten stresais, nereikalauti to, ką vaikas negali padaryti, bet kad jis būtų pasiruošęs